Sveiki visi. Taigi pradėkime nuo daugiausiai šurmulio šią savaitę sukėlusios naujienos. Google neseniai pristatė savo naują kvantinį čipą, pavadintą Willow. Šis čipas per 5 minutes sugeba atlikti užduotis, kurioms tradiciniai kompiuteriai galėtų atlikti per 10 septiljonų metų. Ir tai yra daugiau metų, nei mūsų visata egzistuoja. Google įrodė, kad kvantiniai kompiuteriai nėra tik teorinė sąvoka. Tai tampa realybė, galinti radikaliai pakeisti daugelį sričių. Bet kaip šis proveržis paveiks mūsų pasaulį? Kvantiniai kompiuteriai turi milžinišką potencialą. Jie galėtų spręsti problemas, kurios tradiciniams kompiuteriams yra neįmanomos. Pavyzdžiui, simuliuoti cheminės reakcijas arba optimizuoti sudėtingas tiekimo grandines. Jie galėtų simuliuoti vaistų poveikį ir kurti naujas gydymo technologijas. Kvantiniai skaičiavimai galėtų reikšmingai pagerinti AI algoritmus. Todėl jie taptų dar galingesni ir efektyvesni. Tačiau, kaip visada, technologija gali būti naudojama ne tik gėriui, bet ir pakliuvusios į netinkamas rankas taptų labai pavojinga. Taigi kvantiniai kompiuteriai galėtų nulaužti šiuolaikinius šifravimo metodus, kurie šiuo metu saugo jūsų banko sąskaitas, asmeninius duomenis ir net blockchain tinklus. Tai kvantiniai kompiuteriai gali pridaryti bėdų ir bitkoinui. Pavyzdžiui, nulaužti privačius raktus ir ištuštinti piniginės arba iškasti visus likusius bitkoinus per 1 dieną ar 1 valandą. Bet ne visos blokų grandinės yra pažeidžiamos kvantinių kompiuterių. Pavyzdžiui, tokie projektai kaip Hedera, Algorand, XDC tinklas, IOTA jau šiuo metu galvoja apie ateitį ir yra pasiruošusios kvantinių kompiuterių erai. Dabar mes trumpai ir pažvelkime į šias blokų grandines. Pažiūrėkime, kodėl yra manoma, kad šios blokų grandinės yra atsparios galimoms kvantinių kompiuterio atakoms. Taigi pradėkime nuo Algorand. Algorand blockchain platforma jau 2022 metais įdiegė State Proofs postkvantinius saugius sertifikatus, naudojančius Falcon skaitmeninio parašo schemą. Tai užtikrina, kad net ir esant kvantinių kompiuterių grėsmiai, Algorand tinklo saugumas išliks nepažeistas. Hedera Hashgraph taip pat yra viena iš blockchain technologijų, kuri aktyviai tyria ir diegia sprendimus, užtikrinančius tinklo atsparumą kvantiniams kompiuteriams. Hedera naudoja pažangius šifravimo algoritmus, kurie yra pagrįsti postkvantinė kriptografija, užtikrindami, kad tinklas būtų apsaugotas nuo kvantinių atakų ateityje. Šiame video Hedera vadovas Lyman Bird būtent apie tai ir kalba. Hedera uses cryptography, obviously. Yes. Is Hedera secure against quantum computers? All right, so we're in really good shape. So here's where we are in Hedera. We use 4 cryptographic primitives. We use hashes in the hash map. In the hash, okay, so we have the hash graph that has hashes in it, and we have the history of everything that's ever happened that's tied together with hashes, sort of like a blockchain. So we have hashes all through the system. And we use SHA-384, not 256. Why do we use the extra bits? It's so that we're CNSA compliant, which is, the government requires that for top secret information. And why does it require it? Because it is, we believe, secure against giant quantum computers. So the belief is, even if you took, all the atoms on Earth and turned them into giant quantum computers, you would not be able to break SHA-384. SHA-384 is thought to be secure against quantum computers forever. That's pretty good news. And we use SHA-384. Toliau, XDC tinklas aktyviai tyria ir diegia kvantiniams kompiuteriams atsparias technologijas. Jų tyrimai apima postkvantinės kriptografijos algoritmų kūrimą. Be to, XDC tinklas stiprina savo tinklo saugumo protokolus, diegdama kvantiniams kompiuteriams saugias rakto mainų mechanizmus ir užtikrindama saugų komunikacijos kanalų saugumą. IOTA taip pat siekia būti pasiruošusi kvantinių kompiuterių erai. Diegdama postkvantinės kriptografijos sprendimus, IOTA išsiskiria tuo, kad jos tinklas naudoja unikalią Tangle architektūrą, o ne tradicinę blockchain struktūrą. Šis požiūris suteikia papildomą lankstumą ir efektyvumą,
kuris yra itin svarbus, sprendžiant būsimas technologinės grėsmes. Bet nepaisant visų įspūdingų technologinių pasiekimų ir problemų, kurios gali iškilti ateityje dėka kvantinių kompiuterių, bet šiai dienai dabartiniai kvantiniai kompiuteriai, tokie kaip Google Willow, neturi pakankamai kiubitų, kad realiai pakenktų Bitcoin ar kitoms kriptovaliutoms. Dabartinės blockchain technologijos vis dar yra saugios dėl savo sudėtingumo ir tinklų decentralizacijos. Aš jums galiu pasakyti, kaip iš tikrųjų toli dar tiems dabartiniams kvantiniams kompiuteriams iki tol, kol jie galės nulaužti Bitcoiną. Nes, pavyzdžiui, Bitcoinas naudoja 256 bit elliptic curve encryption. Kad nulaužtumėte Bitcoin per 1 valandą, reikėtų 317 milijonų kvantinių kiubitų. Atsiminkit šios numerius. 317 milijonų, jeigu norit nulaužti per 1 valandą. Net jei procesą ištemptume iki 1 dienos, vis tiek reikėtų apie 13 milijonų kiubitų. Taigi, o šis naujas Google Willow kompiuterio čipas turi tik 105 kiubitus. Taigi matome skirtumą, reikalingi bent jau 13 milijonų kiubitų, o dabartinis Google kompiuterio čipas turi tik 105 kiubitus. Tai patys suprantat, kad šiuo metu jis nėra pajėgus pakenkti Bitcoin ar kitoms blockchain technologijoms. Taigi pereiname dabar prie naujienų. Coinbase paskelbė, kad šių metų gruodžio mėnesį pašalins Tether USDT ir kitas stabilias monetas, kurios neatitinka MiCA Markets in Crypto Assets reguliavimo reikalavimų Europoje. Europa įveda griežtus reikalavimus, reikalaujančius skaidrumo ir 1:1 turto padengimo stabilioms monetoms. O Tether jau daug metų žada atlikti turto auditą, bet dar iki šiol to nepadarė. Todėl dėl skaidrumo trūkumo Coinbase nusprendė apsidrausti nuo reguliacinių komplikacijų ir pašalinti USDT iš savo teikiamų paslaugų. Šis žingsnis, žinoma, sumažins USDT naudojimą Europoje, priversdamas investuotojus rinktis alternatyvas, tokias kaip USDC ar nauja RLUSD. Ir toks jau sutapimas, kad kaip tik Brett Garlinghouse prieš porą dienų Ripple vadovas paskelbė, kad jų dolerio susieta stabilioji moneta RLUSD gavo galutinį patvirtinimą iš New Yorko finansinių paslaugų departamento. RLUSD dabar bus viena labiausiai reguliuojamų stabilių monetų rinkoje, naudojama ant XRP ledgerio, kuris sustiprins šio tinklo aktyvumą ir padidins XRP paklausą. Ir kaip matome po šios naujienos, XRP kaina rinkoje šoktelė apie 20%. Taigi rinkos dalyviai aiškiai parodo, kad jie teigiamai vertina šią XRP ekosistemos plėtrą. Dar viena naujiena apie Tether. Nors Tetheris ir prarado Europos rinką, kompanija nenuleidžia ranko ir matome, kad Abu Dabio globalioji rinka ADGM oficialiai pripažino Tether USDT kaip virtualų turtą. Ir dar viena įdomi naujiena iš Microsoft, kuri atmetė Michael Saylor siūlymą įtraukti Bitcoiną į savo kompanijos iždą. Taigi Michael Saylor pateikė Microsoft valdybai pasiūlymą įtraukti Bitcoin į įmonės balansą. Saylor teigia, kad toks žingsnis galėtų padidinti Microsoft rinkos vertę beveik 5 trilijonais dolerių per artimiausią dešimtmetį. Nepaisant ambicingos Saylor vizijos, Microsoft valdyba nusprendė, kad Bitcoin nepastovumas ir reguliaciniai neaiškumai kelia per daug rizikų. Ir paskutinė naujiena šiandien, Crypto.com paskelbė apie partnerystę su Deutsche Bank. Siekdami išplėsti korporatyvinės bankininkystės paslaugas Singapūre, Australijoje ir Honkonge, ši partnerystė leis Crypto.com teikti savo klientams patikimas bankininkystės paslaugas, tokias kaip likvidumo valdymas ir mokėjimų sprendimai, naudojant Deutsche Bank infrastruktūrą. Tai tiek šiandien. Jei patiko šis video, jūs galite padėti man
auginti šį kanalą, pasidalindami šį video su draugais. Be to, nepamirškite spausti nykštį, prenumeruoti kanalą ir iki kito karto.